Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius Juozo Balčikonio gimnazijos bibliotekos skaitykloje atidarė parodą Jie kūrė Panevėžio tapatybę. Tai Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansuojamas projektas Atmintis gyva. Renginio pradžioje Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Eleonora Koreznaitė perskaitė Gabrielės Petkevičaitės bitės citatas apie tautą ir tautiškumą. Būtumėm juk seniai žuvusi tauta, jei nebūtumėm savo tarpę turėję kilnių žmonių, kurie silpnesniais broliais rūpinosi ir kėlė juos. Juk tik vieni kitus šelpdami gyvos dvasios išlikome. Žinau, kuo tu aukštesnį dvasios plėtojimosi laipsnį pasieksi, juo labiau turėsi suprasti, jog savo žiniomis, savo prityrimu turi tarnauti liaudžiai. Jei iš tavo kilnumo liaudžiai nebus naudos, tai vadinamasis tavo mokslas yra vien nereikalinga sunkenybė arba brangiais pinigais apmokėta tuštybė. Projekto gyvenimo metu Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus atstovai surinko Panevėžio miesto atminties institucijose saugomą istorinę dokumentinę medžiagą apie ryškiausias Panevėžio miesto tapatybę 1900-aisiais, 1940-aisiais bei 1940-aisiais ir 90-aisiais metais kūrusias asmenybės. Galvodami apie tai, kaip atskleisti miesto tapatybę, pirmiausia ir gręžėmės į tuos žmonės, kurie mokėjo ir galėjo būti savimi, kaip sakė profesorė, kurti, ieškoti savo tapatybės. Ir kada žmogus, ieškodamas savo tapatybės, gražiausiai, kūrybiškai išsiskleidžia, iš tikrųjų jisai tą šviesos dvasią sukuria ir tai vietai, kurioje gyvena, kurioje yra. Tai va šitaip žmonės labai ieškodami savęs, atskleisdami savo savastį, jie kartu atskleidžia ir, galima sakyti, miesto savastį. Todėl šita paroda ir susideda iš dviejų tokių dalių. Tarpukario Lietuvos, matote, 5 tik tai stendai, nes turėjom tik 20 metų laisvos, atvertos kūrybai, naujos valstybės statybai 20-metį tik tai. Ir aišku, tarybinis laikas šiek tiek ilgesnis, čia 7 stendai, 50 metų, suglamžyta šita tarybinė vėliava, bet vis tiek šitoje sovietmečio realybėje radosi žmonių, kurie irgi išskleidė save, kūrė, nepriklausomai kokios buvo tos aplinkybės, tos sąlygos, ir kūrė gražiai, ir kūrė vertingai, ir jų vardai, aš manau, kad prie Panevėžio savasties labai ir labai yra gražiai prisidėję ir atsiskleidę. Parodos atidarime dalyvavo ir lietuvių mokslininkė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė Ona Brazauskaitė Voverienė. Jaunoji karta deja jau irgi gyvena Europoje besiplečiančio ir dar nesimato, kada baigsis karo sąlygomis. Tam žinoma, reikia ruoštis ne tik teoriškai, ne tik tai, ko jūs moko mokykloje, bet taip pat reikia mokytis ir būti savo šalies piliečiais. O Lietuvai šita problema irgi gana yra aktuali, nes didelė emigracija labai mūsų nusiaubė, ypač nusiaubė mūsų tautos protus. O ką darysi, taip yra, bet tie, kurie jau likę čia Lietuvoj ir esantis, tikiu, didžiausi Lietuvos patriotai, jau dabar turite dirbti, būti stiprus ir dirbti ir už save, ir už tuos silpnuosius, kurie nenorėjo kurt
nenorėjo sunkiai dirbti ir kurti savo valstybę Lietuvą ir stengiasi susirasti kažkur tai baltesnės duonos kitur. Parodos atidarymo metu vyko diskusija su Juozo Balčikonio gimnazijos bendruomenė. Ir ne tik tai Balio Sruogos mes turim skaityklą, bet turim ir biblioteką. Turim Lindės Dobilo klasę, turim Petkevičaitės Bitės klasę, turim Zikaro klasę. Tiesiog tas pavardės, tą istoriją, kuri buvo šiuose patalpose, mes įkūnėm, įprasminam, suteikdami vardus atskirom klasėm. Tai aišku, kad Zikaro klasė tai yra tikriausiai ne lietuvių kalbos ir ne matematika. Lindės Dobilo ir Petkevičaitės Bitės tikriausiai irgi ne istorijos ir ne muzikos. Bet ir apie Mykolą Karką galvoju, ir apie Adolfą Šapoką, ir apie kitus. Galbūt ateityje nebus numeriukų, bet jūs turėsite suorientuoti Petkevičaitės Bitės klasėje pamoka, Zikaro klasėje pamoka, kur jinai yra, jums reikės tiesiog paieškoti. Tai aš manau, dėkoju, ir vaikai gal šiek tiek įsigandę, bet manau, kad jūs tikrai, kai mūsų nebebus, tai jūsų čia paveikslus kabins ir tokiem po jūsų ateinančiam aiškintis, ką jūs čia padarėt gero. Šia paroda siekiama prisidėti prie Panevėžio istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo, miesto gyventojų edukacijos, atskleidžiant ryškiausias Panevėžio miestą garsinusias ir kultūrinį poveikį visuomeniai padariusias asmenybes.